Nors dažnas mažylis į gydytojo odontologo kabinetą žengia labai nedrąsiai, išeina iš jo visada su šypsena. Ypatingas dėmesys patiems mažiausiems pacientams nuo pirmojo žingsnio į gydytojo kabinetą iki žaismingų pamokėlių, kaip prižiūrėti dantis namuose. Ir visą tai siekiant, kad vaikai padedami tėvų jau ankstyvame amžiuje suprastų, kaip svarbu rūpintis dantimis. Nes, kaip pastebi vaikų gydytojai odontologai, retas mažylis nėra pajutęs danties skausmo ir gali džiaugtis sveikais dantimis. Ankstyvame amžiuje atsirandantis ėduonis dažniausiai tai būna buteliuko, vadinamas kariesas. Tai yra daugybinio karieso rūšis, kuris pažeidžia daugelį dantų ir greitai išplinta. Pagrindinė atsiradimo priežastis yra vaiko maitinimas naktimis. Tai saldus gėrimai, skysčiai, maistas. Tai dėl to labai svarbu, kad nakčiai dantim duoti ramybę, pavadinkim tai. Pagrindinė klaida tai būna, kada tėveliai duoda, kad vaikas geriau užmigtų saldintus skysčius, arbatėlės, čiulptukai tenai pamirkomi, medų, cukrų. Tai čia yra didžiausia bėda. Tai netgi motinos pienas irgi turi įtakos to ėduonies atsiradimui. Dar viena klaida, tiksliau labai gajus mitas tėvelių tarpe, kad pieninių dantų gydyti nereikia. Pieninius dantis būtina gydyti, visų pirma dėl to, kad jie yra reikalingi formuoti sveikam nuolatiniam sąkandžiui, nes jeigu mes anksti netenkam pieninių dantų, tai tada galime turėti įvairių sąkandžio problemų. Taip pat pieniniai dantis svarbus, kad gerai vystytųsi nuolatinių dantų užuomazgos, kurios yra kaule po pieniniais dantimis. Ir jeigu mes turim infekciją pieniniam dantyje, tai jinai tiesiog gali pažeisti nuolatinį dantį ir sutrikdyti jo formavimąsi. Taip pat pieniniai dantis svarbus ir elementariom funkcijom, tai yra kramtymui, aišku, ir estetikai, ir kalbai, ir pačiam vaikui yra vis tiek psichologiniai aspektai, kurie yra svarbus, kai vaikas turi gražius dantis ir sveikus, ir vaikas, kada turi visiškai sugedusius dantis. Dar labai svarbu, kad tėveliai vestų, jeigu ir mato, kad viskas yra gerai ir tvarkoj, tai tegul atveda, mes patikrinsim, pažiūrėsim, nes daugeliu atveju net nepastebi. Net kartais odontologui yra sunku pastebėti pieniniam sąkandyje tarpdančiuose esantį kariesą. Tai o tėveliai juo labiau jo nepastebės ir jiem atrodo, kad viskas gerai ir po to, kada ateina pas mus, mes randam daugybę pažeidimų. Vaikų odontologas pabrėžia, kad šiais laikais yra daug priemonių galinčių padėti išsaugoti sveikus vaikų dantis. Svarbiausia – neatidėlioti vizito pas odontologą. Pagrindinės profilaktikos priemonės, tai aišku, pirmiausia, tai yra dantų valymas namuose, dantų pasta su fluoru. Fluoras parenkamas vėlgi individualiai, vertinant karieso atsiradimo riziką, vertinant vaiko burnos sveikatos būklę ir jo amžių. O pas mus, tai vėlgi mes visą laiką sudarom tokį planą ir pas mus galima, aišku, išdygusius tik tai nuolatinius krūminius dantis dengti silantais. Taip pat galimos įvairios fluoro lako aplikacijos. Šiuo metu klinikoje Dentavita mažiesiems pacientams sukurtos ypatingos sąlygos. Žaismingas kabinetas, specialiai iš Vilniaus atvykstantis vaikų odontologas. Mūsų klinikoje daug lankosi šeimų ir iš tiesų ne kiekvienas daktaras gali dirbti su vaikais, ne kiekvienas mes turime kantrybės, ne kiekvienas turime galimybių, vieniem tai yra prie širdies, kitiem ne. Todėl, reiškia, palengvindami ir esančių gydytojų, dirbančių gydytojų darbą, nutarėme įrengti būtent tokį kabinetą, pasikvietėm iš Vilniaus Žalgirio universitetinės ligoninės specialistą, būtent vaikų gydytoją, kuris šiuo metu kaip tik dirba su vaikučiais. Tiesa, tai tos visos paslaugos dar nėra iki galo išpildytos. Mes galvojame, kad ateityje galėsime pasiūlyti savo pacientam ne tik vaikam, bet ir suaugusiam gydymą su daliniu užmigdymu, kad nebūtų baimės, kad nejaustų visiškai jokio skausmo ir nebūtų visiškai jokio streso taisant dantis. Kitaip tariant, draugauti ne tik su tėveliais, bet ir su vaikais, su jų dantukais, kad jie mielai grįžtų ir ateitų pas mus į kliniką ir būtų visas pilnas paslaugų spektras nuo mažiausio šeimos nario iki didžiausio, nuo dantukų profilaktikos, valymo iki gydymo, protezavimo. Pasirūpinkite sveika šypsena jau šiandien, tai tikrai paprasta klinikoje Dentavita, kuri įsikūrusi Taikos alėja 24 Panevėžyje.